Sveiki atvykę į didįjį pasivaikščiojimą Kojūkais. Šnipiškių aikštėje. Fluxus dvasia susilieja su lietuviškų žaidimų tradicija. Dėkojame, kad esate kartu. Netoli manęs Kojūkų zona, kur po oficialios dalies galėsite ir kaip dabar jau žaidžiate išmėginti. O dabar norėčiau pakviesti sveikinimo žodį tarti šeškinį Šnipiškių seniūną Dainių Andziulį. Malonu matyti menininkus, smalsuolius ir kojūkininkus. Šiandien Šnipiškių aikštė tampa ta erdvė, kur menas nusileidžia ant žemės, o mes pabandysime pakilti virš jos. Jonas Mekas ir Jurgis Mačiūnas tai tie didieji Fluxus meistrai, kurie tiesioginė žodžio prasme kviečia mus pakilti virš žemės. Jeigu kas nežino, kas yra Fluxus, tai meno judėjimas, kuris sako, kad menas gali būti visur. Ir į meną reikia ne tik žiūrėti, bet jame dalyvauti. Tai šiandien aš jūs pakviesiu palipėti ant kojūkų, pakilti virš žemės ir atsispirti nuo kasdienybės ir pajusti tą laisvės dvasią. Ir palinkėsiu jums drąsos, lipant ant kojūkų ir išlaikyti pusiausvyrą. Redas Diržys, kuris atvyko iš Alytaus. Žodžiu, autoriai ne visi, bet aš gal daugiau tas techninis, tiksliau šita skulptūra mano, bet tas sumanymas yra jau seniai skulptūros tos sukurtos. Tik tai mintis kilo, kad kuriu Vilniui pristatyti šitą projektą ir tarytum po šito ilgų metų klajonių po Lietuvos miestus ir įvairias vietas ir dalyvavimo įvairiuose renginiuose ir akcijose šitos skulptūros pagaliau sugrįžo ir ne tai, kad sugrįžo, bet ir atsistojo ir tapo čia Vilniuje skvero dalimi. Tai todėl visus kviečiu čia bandyti kojūkus, išmokti, žaisti ir linksmai leisti laiką. Labą dieną, gerbiami bendruomenės atstovai. Jūs tikrai ne veltui čia atėjote tokią lietingą dieną. Nes, kaip matot, lyti nustojo. Noriu pataisyti prieš mane kalbėjusius, kad Fluxus nebuvo meno judėjimas. Jį tokių padarė buržuaziniai kritikai. Tai buvo kontrakultūrinis judėjimas, kuris sakė, vėliop visą meną. Svarbiausia yra gyvenimas. Ir mintis buvo tokia, kad reikia prieš 23 metus kilo mintis pastatyti paminklą didiems lietuviams, jie tokie dideli, kad ant kojūkų. Ir jis turėjo būti Kaune. Ir kadangi Fluxus ne menas, tai ne iš taurių medžiagų. Iš plastiko, kaip manekenai. Tai toks laikinas dalykas. Jie pradėjo buvo liudyti Alytuj, paskui išsiskirstė, po to nuvažiavo į Kauną, ten buvo išmesti, po to pakliuvo į muziejų, Čiurlionio muziejų. Iš ten buvo pavogti. Bet mintis buvo tokia, kad tai laikinas dalykas. Ne amžinos vertybės, tai yra visiškai laikinas dalykas. Po 20 metų turėtų tai išnykti.
Taip, kad šitų skulptūrų ritualas būtų vaikščiojimas kojūkais. Realiai, tai čia jokie ne šiaip pasivaikščiojimai kojūkais. Jis padarytas pagal nuotrauką, kada New York'e fliuksistai bandė žaisti futbolą. Ir kaip ir viskas pas fliuksus, žmonės, kai jie pabando, staiga pamato, kad tai nesigauna. Tai vat, labai smagu daryti tai, kas neįmanoma, ir noriu pakviesti visus su kojūkais. Reikės pabirti žmonės. Jau reikės... Gal žinot, Dzūkai tokie išlikos. Gerai, galim. Dzūkas? Iš ko? Atrodo matytas. Ne iš Alytaus? Ai, man irgi. Taip, ir man patinka. Tai blogas fotografuos. Čia daug kas fotografuoja. O, Taip. o, nu, vienas. O, o. Pavargo. O.